Sveiko žuvis. Taigi, kas laukia, tuoj papasakosiu, o dabar prašau prenumeruoti mūsų kanalą, dalintis įrašu, spausti patinka ir spausti stebėti Facebook'e, kur dedu visą pagrindinę informaciją. Na, jeigu norite asmeninės konsultacijos, rašykite man į Messengerį, derinsime jums patogų laiką. Taigi, savo mantrą baigiau, dabar pradedam apie jūsų darbą. Visa savaitė bus labai kūrybinga, skatins kūrybiškumą ir gali atsirasti visiškai naujos netikėtos galimybės saviraiškai ir geresniai pozicijai darbe užimti. Taip, kad būsite vertinti ir savo vadovų, ir jūs vertinsite kitus, jeigu esate vadovais. Ir būtent bus vertinama jūsų nuojauta, intuicija, toks pramatymas, ta aiškiaregystė darbe. Dabar labai svarbu, kad laikytumėtės terminų. Todėl, kai ateisite po švenčių į darbą, pirmiausia, sutikrinkite, ar jokių ten ataskaitų nevėluojate priduoti ar dar kažką tai. Dabar irgi finansiniai sprendimai turi būti labai filtruojami šią savaitę, kadangi, kaip minėjau, prasideda užtemimo koridorius ir nebus labai palanku spręsti, ypatingai jeigu ten jūs disponuojate įmonėje labai didelėmis sumomis. Geriau atidėti kovo mėnesių po užtemimo. Tai trečio užtemimas kovo, tai reikia kažkur tai vidury kovo pradėti. Tai va. Nes savaitės vidury jau gali kilti darbe neaiškumų, kažkokių nesusipratimų ir tik jūsų atidumo, tokio jautrumo dėka viską pavyks spręsti ir subalansuoti. Kolegos gali ieškoti jūsų palaikymo ir pritarimo, arba žinot, kai būna grupuotės darbe, tai jūs galite tapti tas patrauklus žmogus, kurį norės įjungti į jų grupuotę, kažkas įsikviesti jūs, pritraukti, prisimagnetinti jūs į kažkokią tai komandą darbe. Tai va, dabar jūsų idėjos irgi sulauks pritarimo šią savaitę ir jūs tikrai būsite labai patenkinti savaitės pabaigoje, nes jausitės labai daug nuveikę, labai daug nudirbę, rezultatai, būsit patenkinti rezultatais, nes rezultatai bus džiuginantis. Tai va, taip kad brangieji, brangios žuvelės, pasitikėkite savo vidiniu balsu, šią savaitę jis tikrai jūsų neapvils. Bet jeigu įmanoma, dar kartą primenu, atkelkite visus rimtus sprendimus vėlesniam laikui, kovo viduriui. Kur su finansais susiję, kaip sakiau. Tai va, dabar meilė. Emocijos tikrai labai gilios, jautrios ir aš manau, kad jūs jaučiatės pakankamai mylimi ir labai ten šilti santykiai, nes meilės sritis šiuo periodu yra pakankamai šilta ir graži jums. Ir reikėtų, jeigu esate labiau slapukai, tai išreikšti jausmus ne tik tai kokiom ten, nutylėjimais, kad partneris susiprastų, bet ir patys išreikšti turite kažkokius tai jausmus žodžiais ar raštu ar tiesiog dovanomis. Vienišiai gali sutikti šią savaitę romantišką kažkokį žmogų, tokį labai jau tokį paplaukusi, kuris ten suteiktų daug džiaugsmo. Savaitgalyje jausmai stiprėja, tai didesnė tikimybė, aišku, kad savaitgalį galite suaktyvinti savo asmeninį gyvenimą, tie, kurie esate vieniši. Dabar atvirumas stiprins ryšį, o kažkokie paviduliavimai tokie smulkus gali, biškutį kaip pipiriukai čia bus. Čia tikrai nebus kažkokio konflikto, bet tiesiog kaip pipiriukai santykiuose malonus. Dabar labai tinka meilė, reiškia, kaip sakant, puoselėti romantiškais vakarais, reiškia, vakare grįžtate, kūrenate židinį, ten kažką veikiate dviese susiglaudę ir džiaugiatės vienas kitu. Ir palanku labai savaitgalį praleisti kartu. Ir nebūkite užsidarę vieni, net jeigu prasčiau jaučiatės, gal susiviniokite chalatą, pižamytę ir reikite su visais pabūti kartu, nes ta šiluma jums šią savaitę yra labai labai svarbu. Dabar galit sulaukti vienišiai ypatingai kažkokio netikėto vizito, skambučio ar žinutės malonios.
ir tai jūs labai pradžiugins. Savaitė šiaip ir tokia meiliai romantiška, labai daug harmonijos, grožio ir romantiškumo. Matyt, dar Valentinkė ta tęsiasi pas jūs. Tai va. Dabar sveikata. Emocinė sveikata bus silpniausia. Ir pilvo skausmai, sąnariukai kokie, irgi nugaros skausmeliai kažkokie, bet jie tokie, bus jokie. Nes ryte vienas biški padegė, kitą vakare vėl kažkas. Tai šiaip tai atkreipkite dėmesį į miegą. Miegas turi duoti jums gerą poilsį ir miegas bus geriausia draugė ir valerijono tabletės. Aišku, prieš miegą labai smagu pasivaikščioti, nes sveikata nuo to bus tik geresnė ir vanduo. Mirkite vandenyje kiekvieną dieną, pamėginkite pamirkti vonioje. Kartais, žinai, net jeigu ir, sako kai kurie, brangu ta vonia, gal ir brangu, bet brangieji, galbūt mažiau karbonadų pirkit, galbūt mažiau, žuvies pirkite. Kad gal kartais reikia ir pauzai pabūti, ir papasnikauti, tuo labiau dabar pasniko periodas. Tai vienu žodžiu taupysite vieną, o vandeniu šiltam skirsite daugiau išlaidom. Išlaidų daugiau skirsite šiltam vandeniui. Tai va, taip, kad tikrai ir venkite persidirbimo, nes sveikata šią savaitę yra pakankamai stabili, taip, kad tik bendri patarimai, nėra tokių išreikštų nei organų, kad blogiau jaustasi, nei organų, nei nieko, gal kokią nusičiaudėsit, pavyzdžiui. Taip, kad būkite sveiki, laimingi ir turtingi, gyvenkime visi taikoje, harmonijoje, ramybėje ir iki kitos savaitės. Ate.